Sveiki visi mielieji. Šiandien yra mūsų pati pirma laida, būtent Lume FM. Ir podcastas, tai aš esu Laura. O aš esu Julius. Tada pradėsim pristatymą. Mes trysia dabar sukūrėme šitą Lume FM, pirma mūsų šiandienos laida. Ir iš tikrųjų tas toksai jauduliukas dar yra, tai viskas yra normalu, viskas yra natūralu. Ir visi šitie dalykai, tikiu, kad mes tikrai įsivažiuosim į tą visą dalyką ir tokias užsikūrimas norisi, kad būtų. Tai pasiklausimas vyko mūsų tos dainos dabar. Lume FM, užšiopas ir iš tikrųjų, mūsų šitas projektas dėl to ir susikūrė tam, kad mes galėtume duoti jums perteikti visą šitą energiją, visą šitą emociją ir parodyti, kad tas dvasinis pasaulis, emocinio pasaulis, kad turi būti tai labai rimtas, labai ribotas ir kad negalima daug ko daryti. Mano vardas yra Laura. Pavardė Baltrukienė. Mano kelias šiaip prasidėjo sąmoningumo kelias ir apskritai, ką mes darom, kai dirbam su energijom. Iš tikrųjų, nuo pat vaikystės. Aš pradėjau, man labai iš tikrųjų patiko taro kortos. Ir aš jomis domėjausi, tiesiog pati domėjausi, ateidavo žinojimas, iš kur aš žinau, tiesiog žinau ir aš pati dėlionės darydavau. Tai vat nuo vaikystės man buvo. Arba, pavyzdžiui, buvau radusi netgi tetos sąsiuvinį apie veidotyrą. Man labai patikdavo atkreipti dėmesį į žmonių veidus, kaip jie atrodo. Tai vat man nuo vaikystės. Tai ir prasidėjo iš tikrųjų mano kelias, kai aš baigiau mokslus ir kosmetologijos, ir po to grįžau į veiklą su energijom, tiesiog darbas su energijom, padėti žmonėm, sesijų pagalba, asmeninių sesijų pagalba ir mūsų 3 merginų sesijų pagalba taip pat. Tai trumpai, toksai trumpas pristatymas apie mane pačią. Super. Lina? Nesigirdim? Sveiki visi, esu Lina, gyvenu Airijoje. Mano kelionė į dvasingumą labiau prasidėjo 2024. Turėjau tokį įvykį, kaip buvo netektis ir aš susapnavau sapną, kuris ir buvo man reikšmingas, nes kadangi susapnavau apie netektį. Ir tai buvo mano paieška, kodėl aš jį susapnavau, ką tai reiškia. Tai ir buvo pagrindas, kad ieškoti į dvasingumą, suprasti kas, kaip, kur, kame. O 25 metais pradėjau savo didesnę kelionę pagal visus ženklus, visą pagalbą, kas man yra. Tai pradėjo mano vedlė mokytoja, buvo Laura Anglickė ir iki šiol. Tai ir tokiu būdu tai buvo visi klausimų atsakymai ir paieškos ir buvo jie labai įtempti metai, labai daug atradimų, naujojų, supratimų ir nuopuolių ir kilimų. Tai šiai dienai būtų tiek apie save, nes esu nauja, bet nepasiduodanti, dirbanti ir einanti. Super. Ir aš papasakosiu savo tokią trumpą irgi kelionės, tą visą suvestinę. Tai, žodžiu, prasidėjo mano visas kelionė taip jau rimčiau nuo 2019 metų, kada tiesiog kažkokiam, prieš tai buvo, kad tėvas pasitraukė iš gyvenimo ir paskui ieškodama tiesiog atsakymų, nenorėjau, kad ta karma kažkokia bloga pereitų vaikui, tiesiog pradėjau domėtis tam tikrais dalykais ir papuoliau kažkada tai Facebook'e į vieną grupę, kur buvo tenais chiromantijos dalykai, kur galima buvo įkelti savo delną ir tenais pasako kažkas, tai pakomentuoja, koksai gyvenimas laukia, ar yra kažkokie tai svarbus įvykiai. Ir įkėlus man tą delną pakomentavo viena moteris, kad man likę yra keletą metų gyventi. Ir tuo metu tikrai nesiruošiau ir nenorėjau niekur eiti ir tas gyvenimas toksai atrodo buvo
buvo, kad ir su sunkumais, įvairiausiam traumom ir visa kita, bet tikrai nesinorėjo iš jo niekaip išeiti ir tiesiog tai paverčiau savo tikslu, kad įrodyti tiek pačiai savo, tiek absoliučiai visiems, kurie artimoje aplinkoje buvo, kad galima pakeisti absoliučiai viską ir galima pakeisti taip pat savo likimą. Tai dabar jau beveik 6 metai yra viso to ėjimo, asmeninių sesijų pati dariausi ir 1,5 metų pati dirbau su savimi, paskui prasidėjo kursai, paskui prasidėjo tiesiog sutikti tam tikri žmonės kelyje ir pradėjau dirbti taip 2 meistrų sesijas vesti, asmeninės sesijas, tobulėjimo įvairiausi kursai buvo ir pradėjau vesti taip pat savo asmeninius kursus. Tai toliau susitikus su šitom 2 nuostabiom merginom pradėjom mūsų trilume daryti sesijas ir iš tikrųjų be galo nuostabiai sekasi, labai lengva yra dirbti, ateina nauji įvairiausi tokie užkrovimai, suvokimai, atsidaro naujos erdvės, kaip galime mes dar geriau padėti žmonėm. Ir iš tikrųjų, būtent šiuo laiku, kaip mes buvom prieš tai merginos aptarę, kad šiuo laiku tos energijos tokios, tas toksai pereinamumas, pereinantis laikotarpis, kada tiesiog viskas kinta, kad mes atrodo prieš tai pačios net šitų visų energijų nebuvom tokių naujų jautę. Ir jos visą laiką kažkaip integruojasi per tos kūnus. Tai ne tik, kad mes pačios einame transformacijas įvairiausias, mes dar turime ir susigaudyti, kaip žmonėm geriau padėti. Tai Tikrai taip, nes keičiasi ir žemės vibracijos ir jaučiasi labai žmonėms. Tai galim tai pastebėti, pavyzdžiui, kad ir mums pačioms iš tikrųjų labai, mes dirbam visą laiką su savim, kaip pasakyti, ištisai, nes tai ir yra gyvenimas. Tai nėra kažkokios galutinės stotelės. Ir tam tikri procesai vyksta. Vieną kartą lengvesni jie yra, kitą kartą sunkesni yra. O kadangi energijos žemės kinta ir vyksta tas perėjimas, tai iš tikrųjų jaučiasi labiau galbūt pas žmonės ir sudirgimas, ir tas toksai pergyvenimas, nerimas. Tai yra visiškai normalu, nes tai vyksta transformacija iš tikrųjų, mano nuomonė. Visiškai pritariu. Kaip tau, Lina, jaučiasi dabar šis? Aš tai manau, kad dar labai jaučiasi ir sluoksniai, nes atrodo vieni sluoksniai prasidirbi, susitvarkai, iškyla tai kiti, kurie būti nesusitvarkyti. Tai aš, pavyzdžiui, labai savęs jaučiu, kad sutvarkius vienus sluoksnius pakyla kiti. Ir labai jaučiasi ir pati būsena, ir nuotaikos, bet toksai, kad tas eina, kad turi susitvarkyti. Ir aplamai visos vibracijos jaučiasi, tas toksai ir dirglumas kartais būna, ir apatijos, bet suprantu, kad tai yra tikrai didelė dalis proceso. Bet mano nuomonė yra svarbu neužsistovėti. Aišku, žiūrint, aš anksčiau būdavo, kaip aš anksčiau, galiu kažkiek tai laiko prabūti, tai yra normalu išbūti toj būsenai, svarbiausia ją atpažinti, Bet aš, kaip pavyzdžiui, toks žmogus esu, neužsibūti toj būsenai, tarkim, toj depresijoje, apatijoje, jeigu tai nėra liga, tarkim, depresija, ten gydytojai pripažinta ir nėra ten gydymo paskirta. Tiesiog tu turi stotis ir eiti toliau daryti. Nes jeigu užsisėdi toj būsenai, tai jau gaunasi toksai irgi, kaip pasakyti, toksai jau gaunasi regresas, tu jau eini vėl atgal, kažkur vėl atgal. Nuo tenai yra sunku labiau pakilti vėl į priekį. Mano nuomonė tokia yra. Aš manau, kad dar labai svarbu su savim suprasti, kas iš tikrųjų dedasi. Nes dažnai būna į aplinką ieškai atsakymų, bet negirdi savęs. Tai irgi labai svarbus dalykas pradėti ir save girdėti, save suprausti. Nes jeigu tu nori kažkokio ir rezultato, kad dar stebėti save labai svarbu. Jo, ir tas toksai dalykas, visas šitas transformacinis, kaip mes daug kas esame girdėję, ypač tie žmonės, kurie domisi dvasiniu tuo pasauliu, visom energijom ir visa kita, labai ilgus metus mes link to ir ėjome, kada visi žmonės kalbėdavo anksčiau, kad kažkada ateis tas laikas, kada pradės kristi kaukės ir tiesiog viskas pasimatys taip, kaip yra, nebegalima bus ant senų tų kažkokių energijų būti. Bet aš dabar taip pagalvojau paskutiniu metu, realiai
tos kaukės jau seniausiai iš tikrųjų yra apie metai laiko nukritę, ne? Tik tai ne visi mato ir nori matyti. Bet dabar, kas atėjo toksai laikas, tas visas purtimas ir toksai papurtimas pačių žmonių pačio vidinio to tokio pasaulio, kiek tu dar ten pats turi sluoksnių, kiek pats dar kažkokių tai dalykų turi, ne, ko dar pats nematai, ką dar pats įsitempęs ar įsitraukęs kažkur tai laikaisi, ar nepastebi ir visa kita, ir mūsų vidiniai pasauliai realiai pradėjo griūti, ir vidinės tos kaukės, vidiniai tie tokie dalykai. Ir tada pradedi stebėti ir žiūrėti tą patį pasaulį dar kitaip. Atrodo, jisai atsiveria dar kitaip. Jau nukrito kaukės, jau matosi, bet kai nukrenta dar papildomai sluoksniai, ne, dar kažkokie tai filtrai nueina nuo akių, ar tenais tiesiog iš to pačio mentalo, dar kitaip viskas pasimato. Tai tas darbas yra realiai nuolatinis, jisai visą laiką vyksta. Todėl toje tėkmėje yra geriausiai būti, kai tiesiog dauguma sako, nebūti, neplaukti ten kažkaip nepasroviai, bet ir neįsiirti prieš tą srovę, ne? Tiesiog būnant ir plaukiant lengvai, harmoningai per tuos tokius bangeles visas, spręsti tuos dalykus, bet niekada neužsistovėti kažkokioje vienoje vietoje. Bent jau man taip atrodo. Taip, visiškai sutinku, nes jeigu sakau, va, ir kaip minėjau anksčiau prieš tai, užsistovėti toj pačioj vietoj, kiek ilgai tu gali išsistovėti. Tai sakau, gaunasi jau toksai kaip disharmonija, visiškas toksai savęs jau gaunasi kaip ir vos nenaikinimas iš tikrųjų, kiek tu gali prabūti, gerai savaitę, pusantros, reikia mokėti savo stengtis, padėti savo pačiam išeiti iš tos būsenos. Mhm. Man yra atvejų buvę, žinai, pavyzdžiui, pradėsiu nuo to, kad ne tokia buvo dar ta sąmoninguolė, bet buvo pirmos mano skyrybos, ne? Man be proto buvo sunku iš tikrųjų. Ir neturėjau, kas man iš išorės padėtų, bet aš ir neieškojau. Man buvo labai blogai. Man vidinis, aš galvoju, man viskas žemės lysta iš po kojų, aš kaip ne aš buvau. Bet aš galvoju, aš negaliu ilgai taip išbūti toj būsenai, aš vis tiek pati dariau, susitikau ten su draugėm, ėjau į mokyklą, toliau mokinausi, nenumečiau mokslo, neužsisėdėjau užsidėjusi galvą ar dar kažką tai. Aš dariau ir aš išėjau, net pati nepastebėjau, kaip aš išėjau iš šitos būsenos. Ja. Labai svarbu yra savo norėti padėti, žinai, iš tikrųjų, ta aukos būsena ir visa kita yra toksai subtilus, bet toksai labiausiai traukiantis dalykas, kada mes patys priprantam prie tos būsenos, ne, ir toksai labai gera. Toksai, kam daryti, kam stengtis, kam eiti, kam ieškoti, ir toksai lengviausiai yra, tiesiog aplinkybės kaltinti, dar kažką, bet viskas absoliučiai, jeigu mes patys kažkur tai neinam, mes patys kažko nesiimam, nedarom, nieko ir nebus, nes tai yra pamoka, kuri buvo sutarta, pavyzdžiui, sielų namuose, ne, ir kai žiūrim į tą perspektyvą, iš tikrųjų turėjau prieš keletą dienų asmeninę sesiją, kur labai taip įdomiai, paskui po to jos pasišnekėjom, kad klausė irgi žmogus, kaip tos tokios sielos, kodėl pas tėvai tokie būna ir visa kita. Mes stovim sielų namuose ir mes renkamės, gyvenime dėliojame savo pamokas, kurias mes norim išmokti, ne, ir siela tų jausmų neturi. Ir ateina, aš noriu, kaip pas mane buvo, aš pati mačiau savo akimis, nukeliavus į sielų namus, pas mane buvo noras išmokti besąlyginės meilės, priėmimo pamokos ir atleidimo pamokos. Ir galvoju, tai kaip aš juos išmoksiu, tai tu turi išmokti per kažkokią tai patirtį, per kažkokį skausmą, ne? Ir ateina mama, mano siela, mano mamos, ne, ir sako, aš galiu būti tavo mama. Ir aš tave auklėsiu griežčiau galbūt kažkaip ten, ne, ir tu išmoksi to kažkokio atleidimo ir vis tiek besąlyginės meilės. Ir jinai pasirinko tą vaidmenį būti mano ta mokytoja tokia. Ir aš su jie sutikau, mes abi, kaip sakant, rankas paspaudėm, gerai, ateina mano tėvo siela, ne, tėvas irgi, aš būsiu toks, tenais negrįžinėsiu namo, blogą modelį šeimos rodysiu, tenais paskui tu vyrus rinksiesi irgi iš savo traumos, ne, tenais ir visa kita.
Ir aš, puikus tu mokytojas, man pats geriausias tu būsi mokytojas, ane? Ir aš su juo paspaudžiau ranką ir jisai tapo mano tėvu. Lygiai taip pat, brolis, brolė, nedraugės, ta prasme, partneriai, pirma meilė, geriausios draugės, darbdaviai ir visi kiti, mes pasirinkom juos sielų namuose. Ir paskui, aišku, kai mes nueinam čia į žemę, pamirštam, ištrinam mum tą atmintį ir atrodo, mums žmonės daro blogą. Bet mes juos pasirinkom. Mes, nes mum šitoje augimo stadijoje, ane, šitoje patirtyje žemiškoje, mum to reikėjo labiausiai. Ir niekas kitas taip gerai to vaidmenio nebūtų atlikę, kaip vat, būtent tie mūsų pačių pasirinkti žmonės mūsų gyvenime ir nieko kito nebūtų buvę kitaip. Ir mes neaugtume, nedegraduotume, nepasiektume savo asmeninio dugno, iš kurio galėtume pakilti ir visą kitą, jeigu ne jie. Tai jie tenai sielų namuose mūsų geriausi draugai yra. Patys geriausi. Visiškai. Bet supranti, mes kai ateinam į šią žemelę, ane, mes nesuprantam to, kad mes patys pasirinkom. Iki šiol netgi yra, kad suaugę žmonės būna, kad, nesupranta, kokia ten, tarkim, ta mama, tas tėvas yra, sakau, taigi pats pasirinkai, patys mes pasirinkom juos. Ne, aš nepasirinkau, aš tikrai negalėjau pasirinkti tokį, žinai. Aš sakau, taip pasirinkai, kaip aš prieš įsikūnė, tikrai buvo sutarta. Ir kartais, žinai, kuris nenori suprasti, jis nelabai ir supras. Ir tada nesistengi tam žmogui įtikinti, kad taip yra. Ateis laikas, jisai supras tada, suvoks. Jeigu ne šiam gyvenime, tai kitam gyvenime. Bet čia tas ir yra, ar tu tikrai išmokai pamoką, nes iš tikrųjų dar visi suaugę iki šių dienų jaučiam tą, ar mes tikrai išmokam per tuos patikrinimus tas pamokas, ar kažkokius skausmą nešioja, ar skaudulį, ar kažkas tam nepatinka, ar taip toliau. Labai stiprus tie patikrinimai. Ar tu tikrai išmokai? Ar tu supratai, o kaip sakai, neišmokai, kitam gyvenime mokinsis vėl? Tas yra, pavyzdžiui, kada galima iš tikrųjų pastebėti, kada lengvėja, nes patikrinimai jie visą gyvenimą bus, nėra taip, kad tu išmokai pamokai ir viskas jau tu gyvenime nebepatirsi, kas yra išdavystė, ar kas yra nemeilė, ar kas yra ten vertinimas, ar kažkas, visą laiką bus patikrinimų, tik jau mes gebėsim juos atpažinti. Kartais ne iš karto, kartais šiek tiek užtrunka laiko, bet visą laiką gebėsim atpažinti ir jeigu tada mes pakeisim požiūrį, pakeisim savo trajektoriją, pakeisim ten savo kažkokį reagavimą, savo emociją, savo indėlį į tą situaciją, ta situacija tiesiog evaporuosi. Žinai, jinai visiškai kitai, jinai subliūkšta, kai mes savo energetiką nemaitinam kažkokios tai situacijos, tai jinai visiškai tiesiog tokia pasidaro ta deflated, nežinau kaip čia lietuviškai žodžiu, tiesiog subliūkšta ir viskas. O jeigu mes kišam ten savo mintis, emociją, nes kur dėmesys, ten energija. Ir dėmesiu atsisukam į tą kažką tai ir nuolat ir viskas. Tai ta, jinai bujoja, jinai žydi, tas pats, kas gėlę treštum, žinai, grinai viskas tas pats, kas gėlę treštum. Ir jinai auga tų situacijų ir tada vėl labai greit pasimiršta, vėl įėjimas į aukos poziciją, vėl tada viskas negerai, blogai ir vėl visi puola ir visi taip. Tai, žodžiu, labai yra svarbu stebėti mūsų pačių mintis, reakcijas, ką mes įdedam į bet kokią situaciją iš tikrųjų. Labai didžiulį šitas dalykas, svarba to pastebėti. Pradžioj šitas pastebėti tiesiog, kas kartuojasi gyvenime. Kas kartuojasi gyvenime, man tai buvo taip traumos, tarkim, vaikystės, nes nuo pradėti tikrai, nes tai yra traumos vaikystės, yra labai skaudžios, ten su tėvais, tarkim, kiekvienas mes turim kažkurias tai traumos, kurios tikrai lydi gal netgi ilgą gyvenimo tarpsnį. Ir nelabai aš irgi vėl sakau, kad tas sąmoningai suprasčiau save, kodėl tai vyko, kiek aš pykau, kiek aš nesupratau ir verkdavau ir dejuodavau tikrai. Ir savo vyrui šnekėdavau, sakydavau, Laura, žinai, sakydavau, žinok, jau viskas. Amba galvoju, kodėl jis man taip pasakė. Nepalaiko manęs, blin. Tada man, žinai, galvoju, kažkas ne taip yra. Ir man pradėjo ateiti suvokimai, bet ir prasidėjo praktikos, tiesiog nuo paprastų, atrodo, meditacijų, bet jos nepaprastos įėjimas į save suvokimas,
kodėl man taip nutiko, kodėl man taip atsitiko, kodėl aš taip jaučiuosi į savo gylį. Ir aš tikrai jums prisipažinsiu, imkim, 3,5 metų, vat visą šitą aš paleidau. Bet tai nereiškia, kad neteina patikrinimai. Jie ateina. Tikrai taip. Tikrai taip. Man irgi labai kažkaip iškilo tas toksai vertumo klausimas, ar aš kažkaip suvokiau, iš kur atėjo, atrodo, prasivaliau, susitvarkiau. Ir aš tokias frazes taip man buvo įstrigę, nes man kažkada irgi šeimoje buvo tėvas pasakęs, pavyzdžiui, kad jeigu jūs nedirbat, kam jūs man reikalingi? Arba ten mama ten, tarkim, pasakydavo, kad aš čia viską tiek stengiuosi darau, o vienu žodžiu manęs nemyli. Ir man tiek įsiskėpėjusios buvo programos, kad aš supratau, kad jas kaip man veikia. Bet kiek man reikėjo suprasti, kad aš turiu grinai jas užbaigti, susitvarkyti. Ir patikrinimai atėjo, aš galvoju, kad aš išmokau ir vėl man atėjo. Bet čia ir yra tas darbas su savim iš tikrųjų, nes kaip ir sakau, kitą kartą gali į tą auką vėl nueiti, į tą tokį kažkokį ieškojimą pritarimo, to jausmo nevertumo, savirealizacijos, bet kokie tai yra pagrindai, kad kol tu nesusitvarkysi iki galo, nepasieksi, kad tu gali eiti laisva koja į priekį. Bet tai viskas ir prasideda nuo šaknų iš tikrųjų. Tikrai taip. Absoliutiškai. O visiškai, kol tu savo pagrindą nesusitvarkai, tu niekaip negali eiti į priekį. Nuo tėvų, čia viskas nuo savęs, nuo vaikystės, nuo visų pačių šaknų reikia pradėti. Aš anksčiau nesupratau, būdavo, tarkim, apie finansus, esu girdėjusi. Pradėkite, prašau, ten ir rusų esu klausiusi šitų visų sąmoninguolių vedlių. Sako, bet gerąją prasme sakau, kad pradėkite, prašau, nuo savo tėvų, nuo tėčio, mamos, santykio, o man dar to. Kažkoks toks eina, aš jau ten pradirbau, daugiau ten nebeisiu, pats įsivaizduojat, nebuvo tai pradirbta, nebuvo šito pradirbta. Kartais mes taip užglaistom, paviršiui tas dulkes nusivalom ir atrodo pradirbta. Tokia saviapgaulė kartais būna, nėra taip iš tikrųjų. Taip. Aš atsimenu, man ilgiausiai irgi truko pradirbti su mama. Toks atrodo, iš pat pradžių tas netgi ėjimas į tą visą tokią viską kitą galiu apdirbti. Ten netgi tėvą, toksai atrodo, jam net lengviau kažkaip tai buvo jį priimti, nes gėrė, nesuvokė, nesuprato, ką jis ten daro, toksai labai toksai menkinimas, gerai, aš jau jam čia atleidžiu. Bet mamai toksai atrodo, tai gerai, jeigu aš dabar aš ant jos nebepyksiu už nieką, tai dabar jinai tipo laisva bus ir galės gyventi. Ir aš tuo metu nesuvokiau, kad aš ją laikydama savo tam vidiniam kalėjime, pykdama ant jos ir ją vis, prisimindama kažkokias tai istorijas ir visą kitą, kultivuodama jas savo galvoje nuolat ir nuolat, aš pati ne tik, kad jau čia net nekalbam apie vibraciškai žeminimą savo, tenais vibracijų ir visą kitą, bet aš tempdavau save žemyn ir atrodo, gerai, aš jau tiek daug visko suprantu, jau tiek daug visko ir vis tiek buksuoji kažkur, vis tiek buksuoji, neina peržengti tos lenkščio ir toksai vėl ateinu, vėl grįžtu, vėl prie tos mamos ir toksai vėl į gilį einam ir vėl išsiveria kažkokia situacija ir vėl man tokį skauduliuką kažkokį sukelia iš tos vaikystės ir man užsidarydavo, žinok. Ta prasme, dasieki kažkiek, kiek saugu, turbūt pasąmonei eiti, tiek tik te leisdavo vienu kartu pravalyti. Ir toliau tukšt. Ir viso. Ir belskis, kiek tu nori ir tu neįeisi. Ir po truputėlį, sluoksnis po sluoksnio, metai po metų, tiesiog viskas valėsi ir viskas įsivalė iki to, kad kitą važiuojam ir kartu ir į kalnus ir visą kitą. Ir galim būti ir bendrauti ir noras yra ir tas toksai atsiradęs iš viso toksai geras jausmas. Iš pradžių buvo neutralumas, kur, su žmogumi gali ir šnekėti ir nebekelia kažkokios įtampos, netgi tie patys klausimai, o dabar toksai net noras yra susitikti, noras pamatyti, noras praleisti daugiau laiko, tai tada ateina tas suvokimas, kad tikrai pradirbta. O jeigu bent žodis apie tą žmogų iš tikrųjų trigerina, bent kažkiek sukirba viduj,
reiškia, dar yra. Yra dar. Tai buvo pas mane kiek metų eita vat, link šito, kad visiškas tas paleidimas toksai būtų. Bet ir noro viduje turi būti ateiti daug suvokimų, žinai, kodėl, nes tai aš savo vidiniam kalėjime laikau, aš savo realybei taip matau, ne, visiškai, ir nematai to kaip pamokos kažkokios, o tai matai kaip kažkokią traumą įvykusią, žinai, kažkur vaikystėje. Nuoskaudas. Aš kaip skriaudimą savęs mačiau, kaip galim skriaudikui, ta prasme, atleisti, man labai buvo stipru iš tikrųjų. Ir aš realiai nesenai iš tikrųjų išsilaisvinau iš viso šito. Tai buvo labai labai stiprios traumos. Mano pačios vidinės, kaip žmogaus, kaip vaiko, buvo labai be galo stiprios traumos. Jo, ir tas kaip tas savirealizacija, kaip trukdo, kol tu iš tikrųjų nesusitvarkai su tom, kad tu gali išeiti į priekį, jau eiti judėti, net ir ta pati finansinė gerovė. Jeigu tu neišmokai tų pamokų ir tu nesupratai savęs, ar ten su savo tėčiu traumas, ar su savo mama traumas ir visa kita, tau neleidžia išjudėti, nes tai tavo pagrindai. Taip, apie ką mes ir dauguma iš tikrųjų, kiek man teko susidurti asmeninėse sesijose ir šiaip buvau, man atrodo, webinare, lyg tai viena tema, šiaip man įdomu, jūsų nuomonė irgi šitų klausimų, nes kadangi nei viena iš mūsų nesam to patyrę, bet pavyzdžiui, žmonės klausia, kaip įmanoma atleisti žmogui, kadangi pagrindai tie visi yra, ne, vis tiek mūsų tėvai, šaknis, mūsų giminės medis ir visa kita, bet yra žmonės, kurie užaugę, jie buvo palikti, pavyzdžiui, vaikų namuose atiduoti, nežiūrėti, kai kurie net nežino, kas tėtis yra tikras, ne? Nes mama galbūt tenais, kaip sakant, turėjo ne vieną vyrą, ne vieną partnerį ir iš tikrųjų klausdavo manęs, kaip tada dirbti ir kaip tada padėti, kaip tada atleisti žmogui, ne? Tai kažkaip įdomi jūsų nuomonė, kaip jūs galvojat, kaip jūs, pavyzdžiui, žiūrėtumėte į tokią situaciją, jeigu tiesiog ateitų klausytojas ir paklaustų, ne, kad, pavyzdžiui, tėvai paliko mane vaikų namuose. Čia tokia gili tema ir kiek esu žiūrėjęs iš tikrųjų laidas apie vaikų namuose, našlaičius ir visa kita. Man tosai eina toksai, žinai, pirmiau savęs priėmimas, ką aš dabar daryčiau, aišku, žinau, ką aš dabar daryčiau. Sąmoningas žmogus, aišku, jis išsikviesčiau energetiniu, tarkim, energetiškai tėtį ir mamą ir tiesiog įvyktų pokalbis, ne? Bet jeigu tu, tarkim, vaikas ir tu nesuvoki šitą, tai mokina tiesiog, žinai, kad tą jausmą priimti save, kad tu pats save turi, kad tu esi meilė sau mokina. Meilė sau ir tu esi sau viskas. Tiesiog viskas. Visiškai. Dar kažkaip toks eina, kad tas atleidimas, kad nes tu visą laiką vis tiek eini gyvenimą gyveni ir tu visą laiką su klausimu gyveni, kodėl mane paliko, kodėl taip įvyko, kodėl man. Ir tas toksai dažnai išeina tas pyktis, kad mamai ir tėčiu, kad taip įvyko, kad nepažinojo, nematė, nes jisai toks ir nepakankamumo jausmas, kad kaip save išeiti tą gyvenimą, nes aš neturiu tėvų, ne, arba mane atidavė, mane paliko, nes su to atleidimo pamoka labai stipriai einama. Šiaip iš tikrųjų labai įdomu yra, kaip būna vaikai, ne, kurie būna netekę tėvų, vieni eina kaip tik stengiasi ir įrodo ir padaro absoliučiai viską, kad tik tai nebūtų kitaip, kad jie turi tą vertę, ir ima viską iš pasaulio, iš tikrųjų iš gyvenimo viską, jie stengiasi, jie nori, jie ima daro, o kiti įeina į tą tokią aukos poziciją, mane paliko, manęs nemylėjo, manęs nenorėjo ir dabar mane gyvenimas jau ar taip nuskriaudė, mano toks likimas ir aš čia vargšas, biednas, nuskriaustas vaikas, vis dar tas, ne, toks neišaugimas vyksta. Tai užtat mes ir turim pasirinkimus. Mes visi tai girdavę, mums laisvai pasirinkti, kaip mes norim iš šitos situacijos išeiti. Tikrai. Yra visą laiką keliai, ne, mes sakom kaip du keliai, bet iš tikrųjų yra daug daugiau. Kaip tu, iš savęs, vėlgi, tu architektas savo gyvenimo, ne, ir kaip tu pasirinksi šitoj situacijai. Visiškai. Ar tu nori ir likti toj aukos pozicijoje visą gyvenimą,
ar tu nori išeiti iš tos aukos pozicijos ir keliauti į priekį. Žinai, ir neužsibūti tenai, kad mane paliko, ar ten mane nuskriaudė, ar mane ten dar kas nors. Nes mes gyvenam, mes norim judėti ir aš asmeniškai iš savęs kalbu, aš gyvenu gerai ir aš noriu gyventi dar geriau. O tam, kad pasiekti, reikia išeiti iš visų šitų aukos vaidmenų ir iš viso. Ta prasme, tikrai aš taip jaučiuosi. Tas ir yra, oi, sorry, nu. Dar turbūt ir ta atsakomybės prisėmimas, nes ta auka būna dažnai, kad tu ir būni tol, kol tu neprisėmi atsakomybės už tą savo gyvenimą. Nes tol to ir eini su tuo aukos jausmu. Nu, tai yra, kad ir mes ir kalbam visos trys, kad neužsibūti, kad yra keli keliai iš tikrųjų, kad tu gali rinktis, nes jeigu tu, tarkim, tą situaciją visą laiką maitini, ir aš tos vargšas, ir aš tokia vargšė, ir visa kita, kaip žmonės pradeda matyti, tarkim, tą žmogų, kokiom akim. Ir jis yra vargšas, tikrai kokį, blemba, žiūrėk. Net ant veido matosi iš tikrųjų. Matosi, žinok. Toksai jokutės kokios būna, toksai veidelis patysęs. Ir visą laiką tik ir ieško, kur, žinai, kaip tie vaikai, mamos krūtinės ieško, tai čia irgi toksai, kur tik tai, tiesiog, žinai, kur gauti to, kad aš dabar paguoskit, paglostykit dar kažką. Tai čia yra priklausomybės irgi. Irgi yra priklausomybės. Visiškai. Tos energijos gavimo tokio. Visiškai būna, taigi, arba tu nori padėti, stengiasi, tarkim, tam žmogui padėti, bet tu matai, kad jisai neina į tą progresą. Jis vis tiek eina, visi eina ir eina. Tai kas atsitinka? Nustoja žmonės padėti, supranti, nustoja. Nes matos, kad tai yra, tiesiog bergždžias, nes yra jo pasirinkimas. O paskui labai dažnai galvoja žmonės tokie, mane kažkas apkeikė, nužiūrėjo, ant manęs uždėjo kažkokią blogą akę ar dar ką nors, nes man tada gyvenime nesiseka ir tada darkinis, visokiausių dalykų ieško. Tiesiog kartais žmonėm atsibosta, tiesiog į juodąją skylę kišti savo kažkokią tai energiją ar dar kažką. Tai čia iš tikrųjų labai labai reikia kiekvienam tokiam žmogui susimastyti ir apsižiūrėti aplinkui, kiek buvo pradžioje kažko tai, ir kiek paskui lieka, ir kai nelieka aplinkui jokių žmonių, tiesiog galbūt jau tada tikrai yra, aš visą laiką tos nuomonės, kad aš galiu stovėti viena prieš 1000 ir sakyti, kad aš teisi, jeigu aš teisi ir vidumi žinau, bet kai situacijose iš tikrųjų yra taip, kad, gal tas 100 teisus yra, žinai, vis dėlto. Tai aišku, čia skirtingos tos situacijos įvairiausios yra, bet labai, būtent šita kažkaip tema tokia pas daugumą yra gyvenime, nes mes visi per tą esame praėję pačius irgi lygiai taip pat praėję per tuos kaltinimus, per tą nuolatinį tokį ir tas toksai netgi tas gyvenimo, pavyzdžiui, aš atsimenu, kažkaip tai irgi būdavo ten santykiai ir jeigu kažkokie blogi tie santykiai, šeimoje ir visa kita, ir visą laiką visi kiti kalti būdavo pas mane, žinai, atrodo, man nesiseka dėl to, kad vaikystėje tai buvo, man nesiseka dėl to, kad pas mane tėvas toks buvo, pas mane nesiseka arba aš tokia, dėl to, kad mano mama tokia, žinai, o iš tikrųjų tai kur mano tos atsakomybės, tai jeigu aš suvokiu ir suprantu jau tiek, kad jau aš blogai darau, tai gal jau reikėtų ir tada tas atsakomybės prisijimti, tai visi šitie tokie dalykai, vis tiek visi keliai veda į mus pačius, niekaip kitaip, išorėje nėra nieko ir jeigu netgi ateina iš išorės, kažkokie pabaisos, tie blogi žmonės ir visa kita, ateina jie pamokinti, arba patikrinti, pasižiūrėti, kiek tu čia tas sąmoningas, ar kiek tu išmokai kažkokius tai dalykus. Aš tarp kitko esu bendravusi su Lietuvoje dar kai gyvenau ir dirbau, vienas vaikinukas buvo iš vaikų namų, jisai be tėvų buvo. Jis ėjo, stengiasi, jisai iš tikrųjų labai toks pozityvus, kažkaip keliai mūsų išsiskyrė, kai aš išvažiavau, iš Lietuvos, bet mes bendravom ilgą laiką, dabar prisiminiau geras, aš su juo ilgai bendravau, draugai taip pat, ir kaip fainai, žinokit, koks jisai atviras, koks jis gerietis, žinokit, super. Aš iš tikrųjų, aš kažkaip prisiminiau irgi istoriją, nes iš šeimos aplinkos irgi buvo
kad paimdavo iš vaikų namų berniuką, nuo mažumų jam nuo 6 metų buvo iki 18 metų ir labai jo rūpinosi ir taip toliau. Jie nebuvo įsivaikinę, bet jį dažnai pasimdavo ir ne tai, kada prengdavo ir į keliones kažkur nusiveždavo ir taip toliau. Ir išsiskyrė dėja keliai, tada pasirinko kitą kelią vaikinas, nes apvogė ir taip toliau. Tai va irgi kaip iš tų pasirinkimų būna, ar tikrai vaikas nori realizuotis ir išeiti į kažką gerą skirtingo, ar jisai pasirinka to kitų kelių, tai pasibuvo kitas dėja pasirinkimas. Tai taip ir kalbam, kad yra kiekvienas turi pasirinkimą savo, žinai, savo kelią. Ir aš dar taip suvokiu, kažkaip, man atrodo, kaip tas svarbu, irgi tokia sunki pamoka pasirinkta, kaip gyventi vaikų namuose, nes realiai tu irgi atsisakai, ta prasme, būna tiek supykstant tos mamos ir tėčio ir nešioja tą skausmą, kad tu net realiai ir tų protėvių savo atsisakai. Tai iš tikrųjų, kaip aš įsivaizduoju, tas vaikas, koks jisai žmogus turi būti stiprus, kai jis nori išeiti save realizuoti ir tą meilę ir pačiam sukurti šeimą, tą tvirtybę tokią. Iš tikrųjų, tai labai stipri asmenybė turi būti. Čia nebūtinai tose vaikų namuose atsisakymai yra, ten, pavyzdžiui, savo šeimos, aš vaikas būdama, dar ten, aišku, toli gražu nuo to sąmoningumo ir visa kita, pas mane svajonė buvo būti, sužinot, kad aš esu įvaikinta, kad kažkokius tai galėčiau tuos dalykus, kažkokius suvokti kitaip ir suprasti. Ir toksai atrodė man viso šito koncepto kažkokio, tai tas būtų supratimas, dėl ko, nes aš tenais įvaikinta, ne? Tai pas mane netgi buvo tas toksai noras, netgi gal pačios, ne, pačio to vaiko. Ir iš tikrųjų, kaip pas vaikus, ne, dėl ko reikia eiti į tą gylį, į tą šaknį, į tą vaikystę su vidiniu vaiku, irgi labai svarbu dirbti, ne? Todėl, kad tenais ir įvyksta labai stiprios ir didelės tokios identiteto krizės pačios, ne, kada vaikas, jisai mažas vaikas, jis turi šitiek daug jausmo, kurio nemoka transformuoti, jisai nemoka išleisti, jisai nežino, kodėl jisai taip stipriai pyksta, arba nežino, kodėl taip stipriai nusivylęs yra, arba kodėl taip jam yra, ne, jisai mažos tos vaikos smegenėlės, jos neapriepia visko ir tenais vyksta tie tokie identiteto lūžiai, kodėl man, kodėl tas. Ir jeigu vaikas auga ar tai šeimoje, ar tai aplinkoje, kur nėra paaiškinama toliau, ne, ten pavyzdžiui, arba jo kažkokios tai va tie jausmai, kažkaip tai kalbama su juo, ten tie visi dalykai, užauga jisai va, su tuo visų pykčiu, su tuo jausmu, jisai nežino paskui ką daryti ir jam labai sunku iki to dasikasti. Tai čia va, būtent tie tokie nebūtinai vaikų namuose gimti yra, kad šeimose žmonės auga ir jie tiesiog nesupranta ir nesuvokia ir labai didžiulį pyktį savo tėvam laiko. Kai kurie net labai gerai gyvena, kur tikrai rūpinasi ir myli tuos vaikus, bet vaikai va tiesiog pyktį labai didžiulį laiko tėvam, ten vienam iš tėvų ir visa kita, kartais net atsineštinis yra iš praeitų gyvenimų. Tai labai labai svarbu vis tiek kiekvienam individualiai, nėra tokio vieno recepto, ne, kad visiems jisai tiktų, bet kiekvienam vienintelis tas toksai dalykas, kelias į save ir į savo vidų, grinai eiti į pačius save ir ieškoti kiekvienam atsakymų. Absoliutiškai, man taigi dar būdavo, dabar priminiai, man kaip aš pati sakydavau, jaunesnė, mažesnė, netgi nebuvau paauglė, jau geriau vaikų namuose būčiau. Aš irgi taip sakyčiau. Aš ir taip sakydavau. Kodėl tu mane į vaikų namus atidavei? Tai bent žinočiau, kad vaikų namuose augu. Aš irgi taip pat sakydavau visą laiką. Grįždavau iš mokyklos ir sakydavau, būdavo ten, man atrodo, viena mergaitė, kuri iš vaikų namų, jinai ten turėdavo ir tų segtukų, visokiausių plaukam ir viską. Ir sakydavau, tai atiduok mane į vaikų namus geriau. Nes ten geriau, kažkokia man buvo idilė, ten susidarius, man buvo vaizdas susidaręs, kad ten geriau, kad visi ten kažkaip tai drauge, visi mylimi, visi kambariuose gyvena, ten jų daugiau, tų vaikų kažkokie, aš nežinau, buvau kitokį vaizdą susidarius ir man čia irgi sakydavau, kodėl tu netiduoti manęs į vaikų namų. Visiškai kitokį vaizdą buvau susidarius aš. Kažkaip gaudavo, neždavo tas labdaras tiem vaikams, tas dovanėlės per kalėdą rinkdavo. Man taip atrodydavo, kad ten labai gerai yra. Jie draugus susirandi, jie kartu, tu ne vienas esi. Kažkaip šitaip man buvo susikūrė, atsimenu. Jo, tai kažkaip tai šitaip. Tai aš kaip tik ištraukiau taro kortas, tarkim. Ne dėl to, kad aš ištraukiau, bet pavyzdžiui,
Nu, yra visokias gyvenime situacijos, ne, ir žmogus pats iš tikrųjų deda savo ribas. Nu, pats, pavyzdžiui, deda savo ribas. Va šitą vieną iš korto, ne. Pavyzdžiui, yra užrištos akys, rankos, kojos, tai laisvos tarpai tarp šitų yra išeiti. Pats žmogus dedasi savo ribas, nemato galimybių, nemato išėjimo, nemato praėjimo. Užsikrauna labai daug, pavyzdžiui, gali užsikrauti daug rūpesčių savo, nereikalingų, prisikrauti ir nebepanešti. Arba yra keli pasirinkimai. Visada yra keli pasirinkimai. Yra visada iš ko rinktis. Visada. Ir gali išeiti kaip laimėtojas. Va šitaip. Tikrai taip. Net norisi paplot. Iš tikrųjų labai. Idealiai čia. Supranti, kartais vaizdiniais tais parodžius, ne, kaip atrodo kalbė, oi, čia net kai kuriems žmonėms, žinai, būna ta sąmonė, tą pasąmonę atjunginėja, kad nepraleisti tos informacijos, ant tiek tie yra tokie filtrai mentaliniai sudėti, ne, bet va, vaizdiškai, kai parodai, va, kaip rimtai gali būti pas mane tokia situacija, ne? Tai iš tikrųjų labai svarbu, va, ir vaizdiškai žmonėm pamatyti, kaip yra, kaip gali būti visą laiką yra pasirinkimas, tai tikrai. Dar taip išpieštai, taip aiškiai. Visiškai, jo. Ir aiškiai jos parodo, perteikia, viską aiškiai parodo. Va čia dabar, kad apie kortas pradėjom šnekėti, šiaip man labai įdomu, vat pavyzdžiui, kortos, ne, labai daug žmonių kažkaip tai susidarė tokią nuomonę, kad jeigu jau pasakė, va dabar, va šį kartą, ne, paprašė kažkas atėjo, paprašė išmesti ten daleiskim kortas ar kažką, ir jie galvoja, kad tai jau visiškai nulemta, jau jų lemtis. Viską, kai galima keisti, ne? Visiškai kinta, nereikia užsikabinti, galima priimti kaip, tarkim, patarimą, arba tiesiog vieną iš variantų, bet žinoti, kad aš vis tiek galiu padaryti taip, kaip man reikia. Nu, tarkim, buvo situacija, iškrito dėlionėje, ne, kad, tarkim, mergina, nu, nenuvyks pas vaikiną, netvyks tas vaikinas pas ją. Va, netvyks, taip laukia to vaikino, netvyks tas vaikinas pas ją. Tai jinai padarė, jinai pati pasinuvyko. Ir jie vis tiek susitiko. Super. Suprantat? Tai vat tame yra. Visada yra, nereikia užsiciklinti, ne? Duoda patarimus, tai, nu, reikia... Aš taip galvoju, kad netgi va tos tokios kaip kortos, ne, jos tau duoda tą tokį guidance. Kad prasme, tu gali pasižiūrėti dabar vat, pagal tavo būseną, nes vis tiek tu meti žmogui kortas iš to metinės jo būsenos, ne? Kaip jisai kaip dabar jisai jaučiasi, jeigu jisai ten piktas, prislėgtas, nusivylime kažkokiam, jo ta energetika taip ir parodys tai, ką jis dabar jaučia ir transliuoja, ne? Jam vat iš tos būsenos. Bet jeigu jisai, kaip sakant, nusivalys tą snarglį, sakys, aš nenoriu, kad man šitai būtų, kaip tu man čia išmetei, žinai, aš nenoriu nei pastrigęs būti, nei ten dar kažką. Aš dabar, va, nusivaliau, kaip sakant, ir atsistojau, nusipučiau savo tas dulkes ir einu ir padarysiu visiškai priešingai. Nes aš žinau, kaip gali būti blogai, bet aš pasidarysiu savo gerai. Gerai. Aš pati savo kailių praėjau. Man taip pat pripasakojo, o Jėzus Marija, o dabar atsistojau, išėjau. Papasakosiu kitą kartą truputėlį, kaip ten viskas buvo. Ten pradėjo nervuotis iš tikrųjų tą būrėją, pas kurią aš atėjau, tarologė. Gal gražiau tai bus, skambės. Ir jis sako, ko tu čia atėjai tokia pati, pradėjo jinai nervuotis, tai stengti su tais pirštais į tą stalą. Aš taip ramiai sėdžiu, nieko, su ko aš noriu, kad pažiūrėtumėt. Ir jinai man pradėjo mesti kortas. Iš tikrųjų, kad ten apie remontus pradėjo man sakyti, galvoju, kaip įdomiai, apie sveikatą, kai pradėjo šnekėti, apie mano galimybės. Aš atsistojau, išėjau, bus, sakau, kitaip. Ir įvyko kitaip. Ir įvyko dar geriau. Viską nunulinau, viską perverčiau, kad būtų dar geriau. Tikrai taip.
Aš su gyvybė savo taip irgi turėjau pagal viską 37 ar 38 metų jau viskas, dabar 41 ir niekur nesiruošiu išeiti. Tai tikrai viskas. O pati, kaip sakant, gyvybės linija, ne ant delno, kai sako linijos visos keičiasi, jinai nepasikeitė, jinai neprailgėjo, jinai vis tiek tokia pati, kur turėjo užsibaigti, jinai taip ir yra, bet jinai neprailgėsiu, aš toliau gyvenu. Tai ant kiek tada reiškia mūsų vis tiek tas vidus ir vidinis tas dalykas, jisai tikėjimą duoda, nes jeigu tau, vėlgi čia du tipai žmonių, ne, yra, ateis vienas ir tau pasakys, žinok, numatau labai ir ligas, ir mirtį, ir nesėkmes, skyrybas, ir ten visus, ir to žmogus išeis, o Dieve, viskas mano gyvenimas pasibaigė, ir jisai taip įdės tą energiją, įtikės, aktyvuos visus šitus, aktyvuos ir ligą, aktyvuos ir susinaikinimo programą, aktyvuos ten kažkokias skyrybas, aktyvuos visą kitą. Bet jeigu tu pasakysi, tikrai man šitas variantas netinka, ir aš dabar, kaip sakant, susiemu, grinai surenku visą savo tą, kiek turiu, aš tenai tos tvirtybės ir stiprybės, stuburą iš kelnių įsitraukiu ir tiesiog jį pradedu statyti ir einu į gyvenimą ir darausi taip, kaip aš noriu gyventi, o ne taip, kaip man lemta ar kažkas tai nulėmė, ne? Nes nėra kas nulemtų. Tu pats visą laiką turi darytis. Patys mes esam architektai. Tai labai svarbu tokius dalykus suprasti irgi iš tikrųjų žmonėm. Čia labai geras pavyzdys. Jo, atrodo, jie paprasti, bet kartais mes taip pamirštam tą paprastumą, žiūrim į labai sudėtingus tokius dalykus, kaip čia sudėtingai, kad man paaiškintų, o čia yra paprasčiausi dalykai. Visiškai. Ir paprastume tame ir slypi didžiausia jėga, nes supranti, taip iš tikrųjų yra, kad žmonės linkę, netgi, pavyzdžiui, tas pats dvasingumas, tikrai išsiplėtosim paskui kitose temose, kaip žmonės į jį žiūri kaip į kažkokį, tai supranti, kažkokį ten vibraciją, visi tie. Ir jeigu tu žmogui paprastai pradedi pasakot, kad iš išorės į vidų tu nieko neprisitempsi, tai yra vibracija, kuri iš vidaus į išorę vibruoja. Ir tas žmogus, čia nesąmonė, čia per daug paprasta, tai ką aš čia visą laiką, visą gyvenimą savo susišikau, taip, tu pats, nieks kitas, žinai, nes tavo vibracija, tavo emocijos, tavo mintis, tavo darbai, tavo veiksmai arba neveiksmai, viską tu pasidarei. Ir tada jie nenori to girdėti, jie bėga tada į kosmosus, į ten kažkur tai, į visokiausias tenais aktyvacijas, kvantinius šuolius ir visa kita, o iš tikrųjų taip paprasta ir taip banalu yra viskas čia viduj. Niekur absoliučiai nieko daugiau ir galingiau nerasi, negu kas jau yra viduj, kas slypi, kokia ten jėga, kokia ten galia, mieganti, užmigdyta, užliuliuota ir nepatogi būti, patogios tos visos ribos ir visa kita, o iš tikrųjų, taigi viską mes turim viduj, viską. Nėra nieko išoriai to, ko mes, jeigu mes galime suvokti, tai reiškiasi, kad tai jau egzistuoja mūsų realybė ir mūsų viduje, mums tai reikia ištraukti iš tenai. Visiškai taip. Tu iš savo patirties, Laura, irgi taip pat gali pasakyti, tarkim, mane ir kursos vedėjai ir su žmonėms šitiek sesijų irgi pravesta. Žmonės tikisi to atsakymo kažkokio, kad gauti, tarkim, tokio labai kažkokio ypatingo. Ir kai tu pradedi dėstyti paprastus eilinius dalykus, toksai kartais sėdi gal žmogus ir nusivylimė, tarkim, ką tikrai taip. Juk aš pats žinojau, ta prasme, laukia kažkokios kitokios formulės, kitokio atsakymo. Per paprasta. Per daug paprasta, nes turi viskas būti sudėtinga, viskas turi būti kažkaip padaryta. Ir tas toksai įsivaizdavimas, toksai, kad viskas kažkas, man čia kažkas blogiausiai, man čia kažkas tai ne taip, ne? Bet labai gerai tu paminėjai, iš tikrųjų, kai pradedi žmonėm pasakoti ir aiškinti, kad jisai pats viskas jame yra, jo realybė, čia jo vibracijos, jo emocijos. Tas, pavyzdžiui, vibracijų kėlimas, tai irgi turi būti pasiekmė to, ką tu darai. Tai ne tai, kad tu kelsi savo vibracijas aukštai, viską ignoruosi, visas tas rūsys toksai perpildytas bus, kiekviena emocija pykčio, aš negaliu jausti, aš turiu kažkur jį patalpinti, nes vibracijos man pakenks. Ir mes atidarom kažkokį tai rūsį po savim, ir kišam. Pyktį, nusivylimą, ten nepasisekimą, santykius, ten dar
nes nieko negalima jausti, aš dabar turiu aukštai vibruoti, O kai tas rūsys persipildys, kas tada? Kas tada? O kai jau reikės mėžti viską iš tenais ir pradėti valyti, va tada tai bus didžiulė griūtis. Ir kai pradeda griūti, nes tenais mes statomės tą namą, ne, ant to tokio liuliuojančio netikro pagrindo. Ir jeigu mes niekada nepraleidžiam tų energijų, kišam į tą rūsį, jisai kaip persipildo, pradeda mus kelti, ne, kaip vad grinai tas pieninė tešla kilti, visas kunkuliuoti per visus, mes nebegalim jau paskui nei slėptis, nei dar kažką, tiesiog va, viskas turi per viską išeiti, ne? Tai irgi vėl, labai teisingai, va, būtent kaip tas bokštas, grinai visiškai įsiveržė lova. Visos karūnos, viskas, nes nėra tvirto pagrindo, nėra. Kada tvirto nėra kada namo be pamato tu nepastatysi, jis ilgai neišbus. Ir ant melo, ant to tokio užglaistymo, už to tokio pasislėpimo, už tų kaukių užsidėjimo, už to ignoravimo, už to tokio nutilėjimo, už viską, tas, kas yra ne tavo, tas, kas yra netikra, tai viskas eina į tą rūsį ir viskas vis tiek išeis. Čia iš tikrųjų tas toksai buitinis pavyzdys, kai anksčiau sakydavo, kai statai namą, kad turėtų pradėti statyti nuo pečiaus ir kamino, kad tvirtovė ta būtų ir šildymas ir taip toliau. Nu, čia taip senovai sakydavo, ne? Ir čia irgi iš to pavyzdžio ir yra iš savęs, kad iš vidaus to pagrindo tvarkymas labai labai stipriai man surezonavo. Nuo pamatų. Jo, aš esu girdėjus labai seniai iš kažkur, bet man atrodo iš močiutės net iš kažko yra labai... Kad nuo pečiaus ir kamino statyti namą reikia? Nu, ta prasme, vidui, kai yra, tarkim, aš suprantu, kai buitiškai sustatai, bet tas pagrindas yra vidui pečius tipo, kur tu jį pastatysi, kaip tu jį pastatysi, nes gali būti geras namas, bet šildymas blogas. Nu, kažkaip taip sakydavo, nežinau, aš kažkaip prisiminimas atėjo iš vaikystės. Nebuvau to girdėjus kažkaip. Aš irgi ne. Ne, tikrai nebuvau girdėjus, man tada nuo pamatų kažkaip apie, visą laiką apie pamatus. Nėra gerų pamatų, nebus tvirto namo, nieko nebus. Ir iš tikrųjų, žinai, va, dar tas toksai vienas dalykas yra, kada mes pasiekėm lubas, ne, kai kartais žmonės sako, aš tiek ėjau, tiek dariau, tiek valiausi, tiek ten kažko. Nu, reiškia, ne iki galo atsivėriai, ne iki galo dar save pažinai ir bandai apeiti viską iš išorės prisitraukiant į save, ne, o ne iš savęs į išorę pradedant transliuoti. Tai iš tikrųjų visi šitie tokie dalykai vis tiek turi ėjimas į save būti, nes iš išorės, laikinas dalykas. Tai gali būti gerai metus, ne, paeisi, tuo labai fainai, meditacijos, aukštos vibracijos, visi kiti dalykai, bet viskas vis tiek tu nukrisi ant žemės ir vėl viskas prasidės per naujo ir tol, kol vis tiek nesuprasi, vėl pakilsi tom kopečiom ir vėl krisi, žinai, nes viskas turi šitaus įvaloma būti. Visiškai netgi tos ašaros nepadėt, kad atrodo, aš pradirbinėjau, jeigu aš verkiu, reiškia, man tai buvo, aš pradirbau, nifiga nepradirbai. Tikrai taip. Taip yra. Nu, nereiškia, kad čia jau verki, jau tau čia viską supranti ir tu pradirbai. Ne apie tai irgi. Žmonės užsibūna irgi. Čia viskas irgi apie pačią auką, ką ir mes ir kalbėjom. Gali būti ir skausma, kad tikrai skauda, tikrai verki, bet nedaėjai iki tos gilumos, nedaėjai iki tos šaknies. Ir tas, būtent tas verkimas iš tikrųjų irgi savotiškas toksai indikatorius yra, kad skauda dar skauda, dar yra, dar reikia eiti, dar atsiverti, dar giliau į tą tokį save. Labai yra nesmagu žiūrėti savo, žinai, nes tas toksai kartais mes susiformuojam savo gyvenimą, savo ten kažkokią tai realybę ir atrodo mes taip teisingai darom, viską teisingai pasielgia ir visą kitą ir paskui savo patiem pripažint, nebuvo gerai, nebuvo čia gerai, nebuvo čia ir toksai, jeigu žmogus, pavyzdžiui, kaip pas mane buvo iš pat pradžių, aš buvau tokia
gal sakykime, nebuvau tokia labai jautri, ne, bet tokia visą laiką aš būdavau, aš žinau, ką aš darau ir niekas man nepaaiškinsit, žinai, ir toksai man pačiai prieš save labai sunku buvo tas toksai pasakyti, kad, nu, Laura, žinai, gal tu čia biški ne tai prisidarėjai savo, žinai, gal tu čia biški ir ne tą, o aš tenais atsimenu, ten kiek įrodinėdavau kumščių suspaudus, aš žinau, ką aš darau, aš žinau, kaip ten bus, ir tas toksai paskui reikia, žinai, va, ateina tie flashbackai, tokie atsisukimas atgal ir tas toksai atsimenu, kai toj situacijai ten draskiausi, žinai, kad aš teisi ir toksai paskui reikia pripažinti, kad vis dėlto neteisi, o ten jeigu dar ir kitų žmonių kažkokių yra ir toksai, nu gerai, toksai, žinai, toks liūdesėlis būna ir prieš save, o laikais atrodo iki paskutinio, o gal dar viltis yra, o gal aš buvau dar kažkur teisi. Tai iš tikrųjų labiausiai svarbiausiai savo viską pripažinti, be jokio tokio. Ir tada niekas, nesvarbu jau, kas kur, kokia situacija yra buvus, savo pasakyti, žinai, kad jo, nu, negerai buvo. Negerai, nežinojau, nemokėjau, nepadariau, nei to padariau dar kažką. Čia turbūt tas ir sudėtingiausia, kad savo prisipažinti tiesiai. Tai yra tas... Aš taip vadinu, čia tas tikrasis nubudimas vadinasi ir tikrasis sąmoningumas, kai tu esi ant tiek sąmoningas, kad tu savo nebenori daugiau kenkti, ne? Nes todėl, kad mes visi einam į tą tokį, kad mes į tą suvokimą, kad niekas išorėje nemylės mūsų labiau negu mes patys turime mylėti, ne? Kad niekam mes nerūpim labiau negu kad mes savo turėtume rūpėti. Ir tas toksai suvokimas, kad aš čia išdaviau save, aš čia save nuvertinau, aš čia taip nepasidariau, ne? Ir visi tie tokie dalykai ir toksai atrodo liūdesėlis, žinai, toksai, nes atrodo, tu nori gero kažko tai. O iš tikrųjų gaunasi, nu, nelabai gerai ir labiausiai negerai yra pačiam savo. Ir tada va, tas toksai atsisėdi ir toksai visos emocijos kartu užkyla ir pyktis, ir nusivylimas, ir kažkoksai dar dalykas. Bet tada vėl ateina tas toksai aiškumas, aš savo blogai nebenoriu. Aš savo nenoriu blogai. Aš savo pirmiausiai turiu darytis gerai. Savo. Ir tai, jeigu man yra gerai, man tada bus gerai, aš ir vibruosiu kitaip, ir aš elgsiuosi kitaip, ir mano tiesiog visas pasaulis tvarkysis visiškai kitaip, ir aš galėsiu spinduliuoti į aplinką irgi tą tokį tikrą kažką tai, o ne vėl kažkokio tai užrytą, užglaistytą iki kito karto, kol persipildys kažkokias tai stiklinės, žinai. Tai iš tikrųjų labai svarbu į save vis tiek prieš save atviriem ir save pradėti mylėti. Nes visi kiti vis tiek su sąlygom, yra sąlygos visą laiką, net mamos. Aš tave mylėsiu, jeigu tu būsi geras, jeigu tu padarysi namų darbus, jeigu tu išneši šiukšlės, jeigu tu išsiurbliuosi kambarį, jeigu tu susilankstysi rūbus, ten, nu visi mes, partneris irgi, žinai, irgi mylės visą tave su sąlyga. Nu tu pabandyk ten, kaip sakant, apsišikti iki kokių lubų, žinai, ir ten smirdėti ir viską nusakys nušaką, žinok, čia nebus. Tai vis tiek mes visi pasidaryti savo turim, kad mes savo būtume pirmi visą laiką ir kad mes savęs neišduotume niekada. Visiškai taip, iš tikrųjų vakar ir vakarykštė istorija man priminė apie save, kad pirmiausia nuo savęs, save pačią reikia mylėti, savo pačiai padėti, tada tu gali kitiems padėti. Nes kol tu savo negali padėti ir savęs nejauti, kaip tu gali kitą žmogų, nu, ta prasme, vesti ir padėti jam. Visiškai. Už tai tas gylis toksai, jisai ir turi eiti, žinai, į tą vidų, į tą save, į tą tokį suvokimą, į tą tokį skaudų kartais, ne, kad aš einu visą laiką transformaciją, aš suvokiu, aš perleidžiu per save, ne, ten energijas, aš visus išjautimus, visus tuos per save, bet einu visą laiką į tą priekį, į tą tokį, žinai, kad aš stubiuosi, o ne atsitraukiu atgal ir tiesiog sėdžiu. Ir tada, nu, iš tikrųjų, taip ir yra, žmonės, kurie nori, ne, kaip tu čia gerai labai pasakei, apie tą, kad kitiem padėti, tai čia ir yra tas toksai, žinai, mes padedam iš traumos. Pavyzdžiui, aš atsimenu, tik pradėjus eiti tuo sąmoningumo keliu, kiek aš visus šėriau tuo, atsimerkit, nubuskit, mus žudo, mus naikina, mum čia purškia viską galvos, mum čia tą, o pas mane pačią chaosas, didžiausias, koks tik tai gali būti, ką aš ten jiem dar geriau buvo tenais, pavyzdžiui, nežinoti nieko ir taip toliau, negu kad man tokiai visai viską žinoti, ale tuo metu, ne, kaip aš galvau,
aš save dar daugiau pradėjau naikinti, dar man didesni tie tokie energetiniai pliūpsniai, su kuriais aš nebesusitvarkiau, mane dar daugiau sodino. Tai kartais būna taip, kad mes net norėdami padėti žmonėms, pažiūrėkit, kiek iš tikrųjų yra tų ir dvasinių vedlių, ir tų energetikų, ir visa kita, kurie patys pirmi, jie palūšta. Jie sulūšta, nes visų pirma neturi iš ko duoti. Kai iš kiauro kibiro duodi, kai iš kiauro kibiro pili kažkam tai, žinai, dalykus, arba tenais iš didžiausių, žemiausių kažkokių vibracijų sėdi ir tu kažkokias tenai, žinai, pildymus darai ar dar kažkokio, nu, ta prasme, ką tas žmogus gauna. Ką tas žmogus gauna. Ir jie pirmi lūšta, iš tikrųjų. Yra ne vienas, kuris jau ir pabaigia karjerą, ir paskui eina ir ieškosi, ir pildosi, ir slapta kažkaip tai, ne, bando užsipildyti, ir paskui vis tiek toliau užsideda gražų veidą ir toliau daro kvantinius šuolius, perėjimus ir visus kitus dalykus. Tai iš tikrųjų labai yra svarbu patiems prieš save būti, ne? Nes visą tą klaidų nedaro. Jinai, kas iš to, kažkoksai žmogus ten darydamas, žadindamas, budindamas, pildydamas, transformuodamas ar dar kas nors, pirmiausiai jisai save susinaikins. Absoliutiškai. Ant galo vis tiek bus taip, kad save susinaikins. Absoliutiškai. Visiškai taip. Aš bandžiau padėti, nu, tarkim, irgi buvo viena tikrai tokia pažįstama padėti, širdies norėjau. Ir kas gavosi? Ale nieko, žinokit. Vis tiek tas pats buvo dejavimas, vis tiek tas pats, supranti, vis tiek tas pats. O kas vyko? Mano energija kol mito, viskas buvo okei. Ir geriau ir karjerą, ir geriau tenai, tarkim, kažkurioje srityje. O kas su manim, aš kaip vietoj stovėjau, taip ir stovėjau, žinok. Aš norėdavau eiti ir pamiegoti, būdavo tokia ir sudirbusi buvau, blemba galvodavau, kas aš per sąmoninguolę. Ir aš pati pradėjau nervuotis dėl savęs pačios, iš tikrųjų. Nes nebėra savo nieko nelieka, nes tu duodi viską. Taip. Išvaistai tiesiog, realiai. Visiškai. Taip, kad reikia labai save taip pat irgi tausoti iš tikrųjų. Jo, čia man pamokos ėjo ir ne vieną. Visi tikrai praėjom. Tikrai taip. Šitus tuos dalykus, nes yra pirmiausiai kaip ir visur, netgi ne, įlipti lėktuvą visą laiką, sako, pirmiausia užsidegi deguonės kaukę sau, tik tada gali kitiem kažkam tai padėti. Ir jeigu tu jau jauti, kad kažkoksai tai nebe lygus, kažkoksai tai mainas vyksta ir tu jautiesi kažkoksai tai išsekęs, jau turėti žiūrėti. Ir už tai, kaip žmonės tie nedirba, kai sako, aš labai empatiškas, aš labai visiems padedu, aš labai visiems užjaučiu, aš visų į ligas išjaučiu, man irgi kažkam širdis skauda ir man širdis skauda ir visa kita, o pas pačius baisiausi gyvenime. Baisiausi, nieko nėra, nieko neturi. Neturi nei santykių, nei meilės, nei džiaugsmo, nei kažkokio tai polėkio gyvenime, nei išsipildymo, savirealizacijos ar dar ką nors, nes visiems visur reikia padėti, arba iš tuščiai kiaurą pilsto, nu čia tai iš viso yra šitas toksai įdomus dalykas. Tai va. Taip. Ką, eisime jau į pabaigą šiandien, kažkaip labai taip toksai atrodo, kaip kuo toliau eina, toksai atrodo, taip norisi ir tą pasakyti. Šiaip iš tikrųjų, gal jeigu kažkada užklys pas mus žmonės, kurie nėra tikintis, labai daleiskim kažkokiom energijom ir visa kita, tai žiūrėjau vieną tokį podcastą, nepasitiausiai, ir ten taip įdomiai papasakojo, kaip žmogus, pavyzdžiui, jisai įsivaizduoja, kai kurie, tie, kurie netikia, energijom arba kažkas tai, kad yra pasaulyje, ar ten, pavyzdžiui, kad yra kažkokių tai ateivių ir visa kita. Įsivaizduokit, toksai labai geras buvo paaiškinimas žmonėms suvokti, suprasti ir kažkaip tai mano vyras net iš tikrųjų pasižiūrėjo ir jisai, sakau, dabar gal jau pradėsi tikėti kažko ir jisai toks, nuėjo, nieko nesakė, žinai, bet supratau, kad jisai kažkaip tai labai susidomėjo. Įsivaizduokit, pas mus
organizme, vien tik tai įvairiausių mikrobų ir visokiausių tų, gyvūnų ir ko tik tai norim, ir kirminų, ir ten visokio, ir kirpelio, gyvų bilijonai yra, bilijonai. Ir įsivaizduokit, va tas, pavyzdžiui, gyvas organizmas, kad ir kirminėlis, tas net nereikia apie kaspiniuoti kokį nors, bet, tas toksai, kur maži tie kirminiukai, ir jisai galvoja, kad tik jie gyvena tenais, ir pavyzdžiui, jeigu jie galvotų kaip žmogus, tas, kuris netiki energijom, jie galvotų, kad blemba, mes čia, žinai, gyvenam, gal jie irgi meldžiasi kažkokiam tai dievui, žinai, ten išoriniui, kuris, ir jie galvoja, kad mūsų kūrė kažkas, o jie net neįsivaizduoja, kad jie gyvena kažkieno žarnose, arba kažkieno pilve, arba kažkieno raumenyse, ar dar kažką. Tai realiai mes, iš kur mes žinom, kokio dydžio mes iš tikrųjų esame, nes jie tai galvoja, kad jie labai dideli, nes jie žiūri gal į kitą kokį mikrobą, kaip mes žiūrim į šunį, vištą ar dar ką nors ir sako, oi, čia šitas mažas, čia šitas ten ta, o jie ten kirminas koks didelis, žinai, ten tam sėdi. Ir pavyzdžiui, kokio mes dydžio toj planetoje iš tikrųjų esame, ne? Ir pavyzdžiui, kai pasižiūri žmonės, kurie turi teleskopus įvairiausius ir pasižiūri kitas planetas, taigi matai kitas galaktikas, kurie yra, pavyzdžiui, 100 000 šviesmečių nuo mūsų, ir įsivaizduot, kad mes vieninteliai gyvybė visose tarp visų šitų galaktikų trilijonų, būtų labai naivu. Iš tikrųjų. Iš tikrųjų, tikrai taip. Vau, o čia tai vau. Ir iš kur mes žinom, kad mes nesėdim kažkieno tai, kūne, pavyzdžiui. Realiai. Ką ten žinom? Ką čia labai, čia dar kitos įdomios temos laukia. Ne, tai va, šiandien tokia pamastymui visiems, kas galbūt netiki arba galbūt jūsų artimieji netiki ir nežinot, kaip paaiškinti, kad egzistuoja kažkokie dalykai, tai tiesiog užduokite tokį paprastą ir loginį klausimą, kaip tie, kurie pas mus gyvena organizme, vien tik bilijonus tų įvairiausių bakterijų, jie irgi galvoja, kad jie vieninteliai ir tikrai negalvoja, kad jie kažkieno pilve gyvena ar tenais kažkokiose žarnose ar dar kažką, ne. Tai vat, lygiai taip pat ir mes tikrai būtų labai naivu galvoti, kad mes esam tie vieninteliai, nepakartojami, ir daugiau nieko aukščiau nėra. Tai va, tai šiandien tiek, šiandien pats pirmas mūsų podcastas, lauksime jūsų laiškų, lauksime jūsų pasidalinimų, lauksime jūsų komentarų ir iki kito penktadienio. Iki. Iki.